Sveiki, su jumis ir vėl Vytautas. Šioje pamokėlėje aš jums parodysiu, kaip dirbti su Windows shortcutais. Windows shortcutai yra nuorodos į kitus failus. Jos yra žymimos štai šią ikonėlę, rodiklėlę, taigi visos ikonos arba failai, kurie turės šią ikonėlę, šią rodiklėlę, yra shortcutai. Shortcutai yra nuorodos arba, kaip galima įsivaizduoti, kelio ženklai. Tarkime, kelio ženklas rodo posūkį, kuris bus už 100 metrų. Jeigu to kelio ženklo nebūtų, posūkis vis tiek ten yra. Taigi, jeigu netyčia pašalinote kokios nors programos shortcutą, nesijaudinkite, jūsų programa yra vis dar kažkur diske, bet ją reikės susirasti kitų būdų. Taigi, dažniausiai visi shortcutai bus ant jūsų Windows desktopo, nes tai yra pirmas langas, kurį matote įsijungus Windows, ir iš šio lango yra paprasčiausia pasileisti viską, ko jums reikia. Taigi Windows shortcutus galime susikurti patiems, arba jie bus sukurti, kai instaliuosite visas programas. Ant Windows desktopo tik suinstaliavus Windows dažniausiai bus Recycle binas, ir My Computerį kartais reikia užsidėti patiems. Taigi, norint užsidėti My Computerį arba pašalinti Recycle biną, mums reikia spausti dešinį ant desktopo, tada Personalize meniu ir čia pasirinkame Change Desktop Icons. Ir šiame lange mums tai reikia sužymėti, kokių ikonų mes norime ant savo desktopo darbalaukio. Jeigu mes nuimsime varnelę nuo kompiuterio, spausime OK ir matome, kad My Computeris dingo nuo mano darbalaukio. Norint jį sugrąžinti, tai reikia nueiti į tą patį meniu ir atžymėti štai šį meniu. Spaudžiame OK ir My Computeris atsidūrė štai čia. Norint sukurti kitos programos nuorodą, mums reikia susirasti programą, kurios nuorodą jūs norite turėti ant savo ekrano. Taigi, nueikime kur nors. Ir tarkime, aš noriu susikurti šios programos nuorodą ant savo darbalaukio. Taigi spaudžiame dešinį pėlės klavišą ant šios ikonos, ant šio failo. Tada einame į Send to meniu ir matome, čia yra meniu Desktop Create Shortcut. Taigi paspaudžiame ant šio meniu ir matome, kad ant mano darbalaukio dabar atsirado štai šis shortcutas, nuoroda į šį failą. Norint pažiūrėti, į kokią programą šis failas rodo, galime tiesiog užvažiuoti pelen failo ir matome, rodo pačios programos lokaciją, arba galime paspausti dešinį pėlės klavišą ant šios ikonos, paspausti Properties ir štai čia matome, yra pilnas kelias iki štai šio failo. Taigi C, Program Files, ADM ir štai šis katalogas. Ir štai šis failas. Taigi paspaudus šią ikoną 2 kartus, mums atidarys štai šį failą. Jeigu mes ištriname šią ikoną, mūsų failas niekur neprapuola, tiesiog dingsta nuoroda, kuri rodo į šį failą. Jeigu norite pašalinti štai šią rodiklėlę nuo shortcutų, jums reikės parsisiųsti papildomą programėlę. Ją galite gauti štai šio tinklapio, nuorodą į šį tinklapį paliksiu žemiau šio video aprašyme. Ir jau kai turite parsisiuntę ir išsiekstraktavę, išsiskleidę šios programos archyvą, eikite priklausomai nuo jūsų Windows 7 arba Windows 8 katalogą. Tada į priklausomai kelių bitų yra jūsų operacinė sistema katalogą, taigi mano yra 64, ir pasileidžiame šią mažą programėlę. Spaudžiame Run. Ir dabar mums belieka pasikeisti rodiklėlės išvaizdą. Taigi štai tokia jinai yra dabar. Ją galime pasikeisti į klasikinę, arba galime ją išjungti iš viso, arba galime užsidėti savo rodiklėlę, kokią norite, jeigu turite šios rodiklės ikoną. Taigi pabandykime užsidėti klasikinę rodiklę. Ir štai matome, kaip atrodo klasikinė rodiklė. Galime ją iš viso išjungti. Taigi čia yra My kompiuteris, o čia yra nuoroda į kompiuterį. Taigi, jeigu šitą rodiklėlę išjungiu, šios ikonos pasidaro lygiai tokios pačios ir labai sunku atskirti, kur yra nuoroda, o kur yra
tam tikras programinis failas, kurį, jeigu ištrinsite, prisidarysite daug problemų. Taigi aš noriu atkeisti, kaip buvo anksčiau, ir aš ją paliksiu taip, kaip buvę. Tai štai tiek apie Windows shortcutus, nuorodas į programas ir kaip reikia užsidėti tam tikras ikonas. Tikiuosi, kad ši pamokėlė jums buvo naudinga, jeigu patiko, būtinai paspauskite like ir nepamirškite prenumeruoti. Iki.